Taigi, sveiki visi, čia aš Emilis LTU ir šiandieną filmuoju ir aš noriu pasakyti vieną dalyką. Šiandieną naujas žmogus prisijungs prie mūsų video, tai jo. Tai dabar jūs galėsite jį išgirsti irgi, nes jis kartu filmuosis TFUMO video. Tai tikiuosi jums patiks šitas video, nes šitam video norėjau tik parodyti mano naują draugą, nes jis irgi sutiko filmuotis kartu, tai man rodos jis dažniausiai filmuosis, nes Darijus dabar truputį užsiėmęs turi daug reikalų apsikrovęs, tai jo. Ok, tai norėjau tik pranešti tai. Ačiū, dabar sėkmės žiūrėjant kitą video. Sveiki visi, šiandieną vėl aš filmuoju video ir aš esu su tokiu Adrijum. Pasveikink, Adrijau. Taigi, kaip sakiau, šitas naujas mūsų dalyvis, jis tiesiog filmuosis kartu su mumis. Tai jo, smagu, nes Darijus truputį apsikrovė daiktais, tai jo, truputėlį Darijus tai žiauriai apsikrovė. Sakė, jam ten reikia tokių dalykų, jo namų darbų, ten sakė, jam uždavė perskaityti knygą, tai jo, gali būti, kad jam uždavė labai daug darbų, tai jis nesifilmuos. Taigi, mes šiandieną norime pranešti, kad bus naujas video, kuriame bus parašyta Twitter'e. Apsilankykite Twitter'e, bus parašyta, aišku, mano profilį bus parašyta, paskelbta, kad bus konkursas klausimanijos, būtinai apsilankykite, ten bus viskas parašyta, kaip reikia, ką daryti, tai geriau apsilankykite jame, tai pamatysite. Ir plus, jeigu norite, galite jūs pakomentuoti į komentarus, ar tikrai jūs dalyvausite jame, tai galite, jūs taip irgi. Dar gali pasakyti Adrijus kažką, jeigu norite. Galite išgirsti iš Adrijus. Adrijus pasakyti kažką, jeigu nori. Tai jo, Adrijus neturi ką sakyti. Neturi žodžių. Tai jo, jūs girdėjau, mačiau daug žmonių, sakė, kada filmuosiu video, tai aš galvoju, neturėjau ką daryti, tai sugalvojau nufilmuoti šitą video, tai dar noriu kai ką pranešti gerą, kad suradau naują editorių. Jis Camtasia Studio, tokia youtuberė Oboliukė man pasiūlė, jis sako, reikėjo man tokio editoriaus, tai jie man pasiūlė, tai sakė, kad geresnis editorius. Tai bandžiau Sony Vegasą parsisiųsti, bet nepavyko, tai jo. Taigi, dar noriu pasakyti, kad jau pasiekime 66 subscriberius, tai žiauriai greitai, nes kažkaip taip ant to vieno dalyko, ant vienos akimirkos žiauriai greit pakilo tie subscriberiai labai greitai. Nu tai jo, ačiū. Adrijus irgi dabar filmuotis, tai jo, užduokite geriau klausimų galėsite užduoti klausimų į tuos komentarus ir mes visus juos atsakysime, bet pirmą apsilankykite Twitter'e, mano bus description'e parašyta, jeigu jums nepavyks rasti mano Twitter'e, tai galėsite paspausti description'ą, ten bus, o dar įrašysiu mano Twitter'o profilį. Tai jo, tik tiek norėjau pasakyti, jeigu patiko šitas video, galite laikinti, jeigu nepatiko, tiesiog išeikite, tiesiog jeigu jums nepatiko, tiesiog. Galite parašyti kažką, kad nepatiko, gal kažką padarysime, pasitengsime padaryti geresnį kažką. Parašykite gal kokią bėdą, kurią mes praleidome, ar gal kažką pasakėme blogai. Tai jo. Jo, gal jūs norite pasakyti apie šitą naują mūsų dalyvį, kuris filmuosi su mumis Adrijus. Galbūt, ar jeigu norite, kad jis dalyvautų, galite parašyti Twitter'į, ten mes pasižiūrėsime, ar tikrai jūs norite, kad jis dalyvautų, nes jis žiauriai smagus yra, su juo pamatysite labai daug smagių dalykų. Tai jo, jeigu jums patiko šitas video, tai galite laikinti, jeigu nepatiko, tai tiesiog, kaip sakant, galite prašyti į komentarus kažką, pavyzdžiui. Pirmas, kuris parašęs į komentarus, gali būti apdovanotas prizais
kuris pamatė šitą patį video. Bet tikrai ne tie, kurie, pavyzdžiui, ne tie, pavyzdžiui, kur dabar filmavosi Adrijus, tai Adrijus negali būti pirmas, nes jis filmavosi. Tai jo, pasitengsime sueditinti šitą video gerai, nes bus kitas video jau greitai. Galite pamatyti šitą video galbūt ir antradienį, man rodos antradienį, nes daugelis žmonių sako, kad tipo tie mano video labai dabar pradėjo lėtai jie ateidinėti į tą YouTube channelį, tai jo, greičiau, nes truputį dabar aš toks, karočią, tingiu taip filmuot, bet galvoju, nufilmuosiu video, nes žiūri daug žmonių prašo, kad nufilmuočiau, tai jo, jeigu patiko šitas video, like. Taigi, jeigu dar nesubscribinat, nepamirškit subscribint, nes galėsite nepraleisti video, nes galėsite pamatyti video iš karto. Taigi, jeigu patiko, like. Ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo Emilis LTU. Tokia informacija trumpa apie klausimaniją bus, tai jo, mano draugai irgi sako, darys klausimaniją, galėsite galbūt ir juos rasti. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. See you later.